Dėsiu nuo to, kad trumpai, kadangi užsiminiau praėjusio posėdžio metu, kad Balsas buvo atlikęs tam tikrą apklausą studentų, tai labai trumpai pristatysiu apklausos rezultatus. Mes kėlino medžiagą, jeigu kažkam kursą dar turim. Apklausome iš viso 7295 studentus ir pagal studijų kryptis procentais paskirstymas yra pirmosios dviosios skaidrėse. Iš viso apklausome 43 atsakymus klausimų, 43 procentai mokančių studentų ir 56 nemokančių, toks paskirstymas buvo. Tai klausimų kelios dalykų. Ar gali būti vienodais gerai besimokančių kriterijais vertinami skirtingų studijų krypčių studentai? Tai iš tikrųjų 72 procentų sakė, kad pavyzdžiui vadybos ir pavyzdžiui fizikos studentus vertinti vienodais kriterijais negalima. Klausimą, ar gerai besimokančių studentų sąvoka turėtų būti apibrėžiama tik įvardinant mokymosi balų vidurkį, nenaudojant papildomų kriterijų. Tai mums buvo labai svarbu išsiaiškinti, ar studentai mano, kad užtenka nurodyti tiesiog pažymį tam, kad apibūdinti, ar studentas yra geras ar ne. Vėlgi, nes 78 procentų pasakė, kad tik pažymį šioje vietoje neužtektų. Klausim, koks studentų nuomonė turėtų būti gerai besimokančių studentų vidurkis. Ir žemiau 7 ir 8 skaidrėje yra paskirstymas socialinių humanitarinių mokslo atsakymų ir techninių ir fizinių biomedicininių mokslų. Tai socialiniai humanitariniai studentai daugiausiai studentų 58 procentai mano, kad nemažesnis nei 8, o techninių ir fizikinių mokslų biomedicininių mažiau nei 7. Yra pilnai mokantis, dalies mokantis ir nemokantis. Tai šiandien ministras išsakė tokį poziciją, kad jis mato galimybę, ko aš truputį, galbūt netruputį labai abejosiu, kad jis mato, kad studentai gali būti tik dviejų, sakysim, skirtumų. Visiškai tai yra mokantis ir visiškai nemokantis. Ir jisai sako, tai semestrui tai yra 30 milijonų, nėra valstybė dideli pinigai. Aš manyčiau, kad tokia mintis išsakyti šiandien, galbūt jinai diskutuotina ministerijai, jūs esate diskutavę ir ar tai yra, sakysim, paderintas finansų ministerijai. Norėčiau pasakyti, kad jeigu valstybė norės, tai nežlugs tie mokslai ir manau, kad mūsų valstybė ir žmonės, kurie dirba institucijose už tai atsakingos, yra pakankamai protingi ir niekas nenori, kad jie žlugtų. Konstitucinis teismas neuždraudė remti valstybę visų savo finansuojamų vietų. Ir jeigu valstybė manys, kad inžinierinėse profesijose reikia finansuoti papildomai. Skamba taip, kad išties gaus valstybės finansavimą visi tie, kurie neprieštaraus konstitucijai, tie, kurie atitinka gerai besimokančių studentų sąvoką ir taip pat atitiks pačios aukštosios mokyklos nustatytą tą sąvokos interpretaciją. Kitaip tariant, ką pati aukštoji mokykla laiko gerai besimokančiais. Taip yra. Tokia situacija. Vyriausybės šiuo atveju. Atsiprašau, vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos. Tai būtų ŠMM. Tai tada, o vyriausybė kokiais kriterijais nustatytų, tada klausimas yra. Čia jau metodika. Kokia metodika? Tai reikėtų pasitarti vėl visiems susėsti ir protingą metodiką visiems priimtiną priimti ir viskas būtų nebūtų jokio konflikto. Kodėl tas veto irgi kilo, galima mąstyti čia, kaip sakant, galima galvoti. Jeigu leidžiama aukštai mokyklai pačiai nusistatyti, tarkim, tuos gerai besimokančiojo kriterijus, tai jeigu dauguma aukštųjų mokyklų nusistatytų, kad pas mus gerai besimokantis yra tas studentas, kuris mokosi be skolų, tai automatiškai valstybė atsidurtų, kaip vos net ties bankroto riba, nes turėtų finansuoti visus. Lėšų neužtenka, todėl ir vyksta čia šitie žaidimai, kad reiškia, kokį kiekį mes galime finansuoti. Iš esmės tai taip žiūrime, yra pinigų maišas, yra kiek tai lėšų ir maždaug kokį skaičių studentų mes galime iš to maišo finansuoti. Tai būtų du keliai. Žukaitinės tam išlaikytam minčiai, kad dabar ta nustatyta riba tarp priimtųjų valstybės vietas ir nepriimtųjų valstybės vietas ir kurie gali patekti į valstybės finansuojamas vietas tik tuomet, kai kas nors iškrenta, iš tikrųjų yra visiškai neracionali, bet man regis iš mūsų svarstymo rėmų šiek tiek šiuo metu išeina. Ir aš puikiai suprantu rektorius ir direktorius nuogastavimus, bet man regis, kad kaip ir studentų lygiai taip pat, bet man regis, kad mes truputį neįvertiname galimybės, kuris slypi trečiame pasiūlymo punkte, kad būtent vyriausybė patvirtina studijų rezultatų vertinimo sistemą. Iš tiesų, man atrodo, kai rektorius sako, kad VGTU įvertinimais septintuką turintis studentas yra vienas iš gerųjų, galime tai parafrazuoti,
tuo tarpu kitoje aukštoje mokykloje 9-ukais praeina bet kas, tai rodo, kad iš tikrųjų galioja studijų rezultatų vertinimo disproporcija, būtent, kad neveikia vieninga sistema. Tai reiškia, kad labai gerai muzikos ir teatro akademijoje nereiškia to paties, ką reiškia VGTU ir kitose mokyklose. Tai man reikės, kad iš tikrųjų yra labai realus poreikis pagrindinį svorį darbo nukelti į studijų rezultatų vertinimo sistemą ir tuos papildomus motyvus ir sumetimus, apie kurios klausė iš studentų apklausa, apsvarstyti, kurie iš jų būtų svarbus ir būtent naudoti kaip kriterijus, sukuriant tokią studijų rezultatų vertinimo sistemą, kur galima būtų tą kokybės teisingą pasiskirstimą skersai specialybių spektro matyti. Tai yra, kad aš suprantu, kad tai kertasi su priimta praktika. Tai prasme, kad dėstytojai turi įprotį rašyti vieną ar kitą pažymį pagal savo pačių susikurtus kriterijus. Bet tam reikalingos studijų rezultatų vertinimo sistemos, kad įvertinimas vienoje aukštoje mokykloje 8 nebūtų blogesnis negu kitoje aukštoje mokykloje. Tai man reikia, kad iš tikrųjų dilema yra ne ta, ar čia bus parašyta 8 ar gerai, bet kokius kriterijus ir kokio sudėtingumo, kompleksiškumo ir kaip atsižvelgsime į studijų specialybių specifiką, kai jos formuluosime. Kaip mes tos kriterijus sukursime, nuo to iš tikrųjų priklausys, ar tas 8 visose mokyklose reikš tą patį ir ar, pavyzdžiui, vienos aukštos mokyklos 8 nebus žemesnis už kitą. Tai man reikia, kad dilemos ar priimti, kaip sakyti, šitą prezidento formuluotę iš tikrųjų nėra. Čia reikėtų visą svorį tiesiog ir konsultacijų platumą perkelti ant studijų rezultatų vertinimo sistemos kūrimo. Bet vis tiek turiu pastebėti, kad tokia sistema veda į gilias problemas, kad ir kaip mes suformuluotume tos kriterijus, būtent, kad praktiškai nuo to, kaip studentai mokysis, priklausys valstybės finansinių įsipareigojimo apimtis. Ir kaip tai iš anksto numatyti, aš nežinau, man reikės, kad todėl mes ir siūlėme visai kitokią finansavimo sistemą, kuri suteikia krepšelius ir paskui, jeigu tik gerai nesimoko, tik tuomet reikia parašyti paskolomis. Bet man reikės, kad šitoj stadijai, bet tai vėlgi, aš nenoriu kartoti, kaip sakyti, prieš tai buvusių, tai išeina iš dabartinio svarstymo rėmų, bet man reikės, kad ta formuluotė nėra problema. Problema iš tikrųjų yra, kaip sukursime studijų rezultatų vertinimo sistemą. Kaip jūs sakot, bankrotų gal nebūtų, bet problemų būtų taip, arba valstybė turėtų mažinti užsakomųjų vietų skaičių. O jeigu mažinamas užsakomasis